Labuko mergaitės. Nu ką, welcome back į mūsų kanalą. Ir šiandien tokia tema, prieš save mato 3 kalades. Ir šiandien tokia tema, kokiu veiksmu iš jo tikėtis artimiausiu metu. Ar ne? Pabandysim pažiūrėti jūsų partnerį, jūsų žmogų, jūsų, nežinau, sugyventinį vyrą, esamą potencialų. Ne, gerai, apie dabartį, apie dabar reikia nusistatyti čia visus tuos. Ir prieš save mato 3 skirtingas kalades, tai Mother of Crow, labai senai turėta mūsų kaladė primiršta šiek tiek, tai pabandysim atgaivinti. Antram variantui, nepasakiau, dar akmenukas gintarinis krenta, galit pagal akmenuką, galit pagal nugarėlę, galit pagal kaladę, jeigu kažkokią traukia ir taip kaip mane, kad traukia, kad būna ar ne, rinktis. Antras variantas iškrenta Da Vinci, ar ne, taro su baltu perliniu akmenuku. Ir trečiam variantui iškrenta Fantastic Myth and Legends, ar ne, taro kaladė su mėlynu akmenuku. Tai renkamės savo kaladę, galiu dar nugarėlės pridėti, kol išsirinksit. Gal kažką patrauks taip labiau. Ir žiūrėsim tiesiog jo veiksmus jūsų atžvilgiu, ar ne, artimiausiu metu. Nu, tai tas artimiausias metas, kada jisai gali trukti, iki 3 mėnesių, ar ne, iki pusės metų. Iki pusės metų, aš taip sakyčiau, biškai truputėlį per toli tiek numatyti, nes daugiau aplinkybių gali keistis, ar ne, kurios realiai tiesiogiai nuo mūsų nepriklauso. Tai dėkiam iki 3 mėnesių, tai jo veiksmai, ar ne, jūsų pusė, ko galima iš jo tikėtis, kažkokių veiksmų, žodžių, judesio, ta prasme, pažiūrėkime, ar ne. Tai pradėsim, kaip visada, nuo pirmo varianto. Šituos tada laikinai atitraukiam. Ir pradedam mūsų metamuką su pirmo variantu Murder of Crow. Labai senas. Murder of Crow yra viena iš tų pirmųjų kaladžių, kurios pasirodė mūsų video, kai aš tik pradėjau startavau, ar ne, YouTube savo veiklą. Tai šitą kaladę lydi nuo pat pradžios. Ir net užsikirto, kai pasakiau, kad nuo pat, kai vėliau, ar ne, vėliau, kol suvėliau, kad nuo pat pradžio šitą kaladę yra su manim, tai netgi šokinėti pradėjo. Tai jau. Gerai, pirmas variantai, jo veiksmai jūsų atžvilgiu. 6 kardų. Taip, per toli nubėgom. 5 skeptrų. Taip. 6, 5. Skeptrai ir kardai. Žinot, ką pasakysiu, kad nežinau, ar jūs jį čia prisileidžiat, o gal neprisileidžiat, nes krentat imperatorienę, didžiuoju arkanu pažymėta, tai čia jūs esat pagrindinė veikėja, išlaikyta, savarankiška, pati savo gyvenimą vairuojanti moteris. Ir čia jau yra moteris, didžiuoju arkanu esat trečiajam imperatorienės arkane. Jo veiksmai 6 kardų, 5 skeptrų. Žinot, kaip čia pasakius, kartais gal būtų galima ir nenorėti tam tikrų veiksmų, tai čia vienas iš tų situacijų, kai kažkokio tai veiksmo iš jo nereiktų gero tikėtis. Bus uždaltas veiksmas, kažkoks bus bandymas pasiplėšyti, pasidraskyti, pasipešti, pasiginčyti, pakonfliktuoti, ar ne, bet jis lauks tinkamą momentą. 6 kardų. Nusitaikęs yra, galimai ieško kažkokių tais paaiškinimų, ar tai kažkokių tais, kaip čia jums įrodyti, kažką laiko truputėlį trūksta ir atstumas, skiria jūsų atstumas, tai nežinau, ar jis nori jums čia gyvai kažką pasakyti, taip jau turbūt, labiau nei per socialinius tinklus, tai nėra aktyvumo, tiesiog nėra aktyvumo ir vidinis konfliktas gan nemažas.
Bet jūs imperatorienė, tai viskas yra gerai, jūs esate apsaugota nuo jo kažkokių bet kokių. Ne, tai neskubės vyras. Pentaklinis riteris krenta. Pinigėlio, ar ne? Pentakliniai pas mus vyrai yra, jie stabilesni, ne tokie greitai ir, kaip sakiau, lauks, ar ne, su kardu. Tik tai tiek, kad tas stabilumas šiam momentui jis labiau gal nukreiptas kažkokia tokia linkme, kaip jums čia taip įdūrus, taip pasakyti, šitai pasakyčiau, ar ne? Nelabai jūs nusiteikęs, kaip ir vidinis konfliktas, penketukas, dvejetukas, čia pentaklių, čia skeptrų. Tai nori žmogus konfliktuoti, gali būti ir dėl finansų pakonfliktuoti, dėl turto kažkokių tais reikalų nesutarimų ir kankinasi dėl jūsų. Ir aplamai jūs matot temperatūrinį, jūs laikot širdutę. Tai jūs čia laikot visą tą skeptrą su visa varna ar varnienu ar kovarniu. Nežinau, čia Čepulio reiklaust, kas per padarės ar ne. Ir skauda jam, prisimena, matot ir lygiai atsikartoja. Kardas ar ne, arba skeptras su kovarniu ar varna, va čia. Atsikartoja beveik tas pats vaizdas, matot, kaip jisai jūs mato. Tai jis ir mato jūs imperatorienę. Ir ką, ir nieko gero čia jam. Nieko gero, tai esmė tame, kad kažkokių tai veiksmų iš jo pusės nevertėtų laukti, oi ne. Saulė krenta, iš esmės, jeigu ir sulauksit tų veiksmų, tai tie veiksmai bus ant emocijų. O čia jau saulė krenta, tai jau čia viską degina, viską magas bandys, sakau, kodėl jis laukia kažkokio momento. Magas krenta. Magas šalia saulės. Tai ne veltui pilnatis čia buvo, tokia reiškia. Bandys manipuliuoti. Magas tai čia bandys visom prasmėm, tai va todėl kažko laukia. Nori išlaukti momento kažkokio. Ir tada, kai visos kortos, kaip sakant, bus jo rankose ir tos kortos bus kaip pokeryje ar ne laimingos, ta prasme, jeigu sėkmingos, nešančios pergalę, tada jisai gali atakuoti ar atakuosi. Jo, imperatorius, imperatorienė, žiūrėkit, jūs para. Čia jūsų para arba dabartinė, arba buvusi ir oficialiai, arba turit bendrą šeimą, turėt gyvenat. Čia jau tokia stipri, didelė pora, bet imperatorius, imperatorienė. Ir dar magas šalia. Labai daug slidžių momentų ir psichologinių toj terpiai. Mėgstantis žmogus pamanipuliuoti, palaukti, išlaukti, pagalvoti, neskubėti, išsakyti, pakaupti tą visą informaciją. Žinot, kaip būna daiktų kaupikai, tai čia būna minčių ir emocijų kaupikai ir paskui kažkada jie tai visą tai išlieja. Ir manipuliacijom kvepia ir va, tuo tokiu laukimu dvejetukas, penketukas, svarsto, pentakliai ar ne su didžiuoju magu. Jie ramiai sako, išlauk, pakentiek, ateis tas laikas ir saulė, ir tada jau imperatorius išlenda su savo, ar ne, reikalavimais visais ir parodo savo tikrą veidą. Tai kol kas, sakau, dabar dar aktyviai kažko nieko nelaukit, bet paskiau jau bus. Tai apsireikš jisai vienareikšmiškai su savo pretenzijom kažkokiom tais, kaip ir tikras imperatorius, ar ne, su savo pretenzijom. Tai gerai, užsidarom pirmas variantą su jumis. Antras variantas. Da Vinci taro. Ko reiktų tikėtis iš jūsų partnerio artimiausiu metu? Ar ne? Kokių veiksmų? Ir ar iš vis bus veiksmo? Ar kalbės žmogus, ar slėpsis, ar ką darys? Tai su Da Vinci taro. Da Vinci Arkana taro. Tiksliau tariant, ar baltų. Perlo tokio rūžavumo, violetumo, baltumo, pieno baltumo, ar ne? Akmenukų. Prisikėlim. Tai važiuojam. Antras variantas. Jo veiksmai jūsų link.
trejetukas pentakliai, The Fool, kvailys ir The Moon. Tai irgi, pentakliai, niekur neskubu, apsitariu, pagalvoju, pasvarstau, nulinis arkanas. Jis nuliniam arkane yra. Kvailio arkane, nuliniam arkane jis niekur neskubės irgi. Tai kažkokių veiksmų labai nesitikėkit. Bet jeigu ir tikėsitės, jeigu jau bus kažkokių veiksmų, tai bus tikrai, žinokit, pagal fazę. Kaip yra mėnulio fazės ar ne, tai čia yra žmogui užeina fazė kažkokia tais. Ir tada kažką neryškiai, neaiškiai per mėnulį liks sapnuodamas, lyg pusiau realybė, o gal išgėręs, žinot, gal ta prasme emocinė ir psichologinė būsena. Penketukas irgi čia lėtas reikalas, nejuda, žinokit. Nu tai vat, kaip sakau, kažkas yra su ta faze, su tuo mėnuliu jisai pastriks nuo nulio iki mėnulio. Jo, visur pentakliai. Visur piniginiai, neskuba irgi čia. Antras variantė. Jūsų partneris niekur neskuba, jokio veiksmo iš čia neplanuoja. King of Cups, bet tačiau laiko save jūsų taurių karalium, ar ne, jūsų širdies partneriu. Jo, ant apačios negalėjau net verst, patraukė, sako, noriu susigrąžinti, kas buvo tarp mūsų, to tokio įsimylėjimo, ar ne, pasimatymų, išėjimo, pabuvimo kartu dviese, leisti laiko ir, nu taip, jisai karalius, jis laiko save teisėto jūsų širdies partneriu. Ir nori jūsų. Čia skeptro tūzas krenta. Kūniškai jūsų nori, fiziškai nori, artumo jūsų. Tai nežinau, atrodo, kad situacija visa pakibusi yra ir dar kurį laiką tikrai jinai kabės. Bet noro tai yra, noro gal pradėti viską iš naujo, ar ne, ar kažkaip uždegti santykius, paįvairinti juos, atgaivinti, ar nuo nulio to pačio kvailio pradėti, ar ne, tai jisai skaito save taurių karalium, jūsų širdies partneriu, ir čia nieko kito jisai mąstyti nemasto, bet ir veikti irgi kažkodėl nenusiteikęs. Nine of Wands pavargęs, tiesiog pavargęs yra. Nori, tai viskas čia būtų kaip ir, aš nežinau, čia irgi kaip ir pirmam variantui kažkoks dvilypumas slypi, taip ir čia, ar žmogus tiesiog pavargo irgi nuo tų karščių čia tų varginančių, tokių, ar šiaip su sveikata kažkas negerai paėjo dabar, kad sako, neturiu sveikatos, neturiu jėgų judėti, o noriu su tavim turėti šeimą, noriu su tavim kartu būti, noriu auginti vaikus, noriu pasimatymų, ar ne, noriu emocijų, noriu jausmų, bet esu pavargęs, neturiu jėgų vidinio judėti, tai gal žmogus su sveikata kažkas negerai tiesiog. Gal su darbais, gal tiesiog per daug darbų ir darboholikas pavirsta ir tiesiog tai atsiliepia sveikatai. Tai į jūsų pusę to judėjimo mažai bus, bet nematau, kad jo visai ir nebūtų, nes jeigu norit bendrauti ir bendrausit, bet čia kažkokia tokia fazė yra, laikotarpis pas žmogų ganėtinai slidus, tai jeigu galit ir norit ir ta prasme galit padėti tam žmogui, tai padėkit, nes tikrai matau sudėtingas laikotarpis, bet čia aišku jūsų teisė spręsti, jeigu už skriaudas kažkokias, tai gal padėti ir nereikėtų, nevertėtų, tai jūsų teisė rinktis, aišku, antras variantą. Sunkokas, žinot, pakrito taip į sielą, į dūšią, dabar taip atsidusau ir toks jausmas, lyg būčiau atsidususi to žmogaus kūnų, ar ne, ta prasme, fiziniai plotmėj toks jausmas, kad aš pajutau tą tokį sunkumą kažkokį tokį, kaip atrodo, kad, žinot, skrandį akmuo užstrigo ir tempė skrandį žemyn, tampa taip toks skausmas. Tas nerimo skausmas. Reikia atsikratyti ir pradėti su trečiu variantu. Su Fantasy Myth and Legends taro. Man jinai labai patinka, čia ta glencinė blizganti kaladė.
naujai priimta, tai jinai čia pas mus susidraugavo su kitom kalaidom, susidraugavo su manim, susidraugavo su mūsų kanalu, ar ne? Ir va, kas pasirinkot trečias variante šitą kalaidę, tai važiuojam su jumis, kokiu veiksmu iš jo tikėtis artimiausiu metu. Pažas. Kas čia yra? Pentakliniai visi vyrai. Per vasarą niekas nejuda, nei vienas nenori. Ir karalius. Ir karalius kardų. Pažas ir karalius. Nenori judėti, o jeigu ir judės, irgi kažko tais bus piktas. Piktas tamsta karalius. Oi, penketukai. Žiūrėkit. Penketukai šalia viens kito. Kardų penketukas ir skeptro penketukas. Tai jeigu bus judesys, tai žinokit irgi. Nelabai to judesio jums norėsis tokio, kokio jis jums siūlius, nes kažko pavargęs ir piktas yra. Ir gynybos pozon lyg norėtų sto dar ir šešetukas kardų. Čia, žinokit, dabar taip, trečias variantas su jumis, tai čia įsiskirimas grinai yra, vyksta, jau galimai ir pauzė, ar ne, bet labiau jau neša įsiskirimą ir su visais kardais, su skausmu, su emocijų išliejimu ir taip toliau. Bet žmogus irgi biškai privargęs yra ir nukritęs iki pentaklių pažo, sustojęs, nes nėra sveikatos. Bet šalia dar verda karaliaus kardai, ar ne, ir čia su kardais ir su skeptrais arba tai ginasi, ar ne, arba nori užpulti. Nu ir dar šešetukas kardų vėlgi. Bagažas skausmo, bagažas emocinio grūzo tokio. Nu jo, emocijų grūzo ir kažko neaiškaus, nemalonaus, sakyčiau. Pauzė. Čia trečias variantas pas jūs pauzė santykiuose. Ir smarkoka ta pauzė, tūzas krenta mum. Skeptrinis tūzas. Bus judesys, bet ne dabar. Jo. Bus. Ne, dabar tai tikrai ne. Ant viskas, taip kaip sakau, ant pauzės sustoja, paprimė, žvalgusi, yra pavargęs arba kažkas čia negerai. Kas yra? Trečias variantas su penketais pas jumis. Kas čia yra? Kas čia vyksta? Mane dabar ką tik išmušė iš vėžių, nes 3 penketukai pas jumis. Pasižiūrėkit. 5. Ką, jūs norit pasakyti, visus penketus susirinkot iš kalaidės? Bet nei penketai, bet taurių penketų, tai nei, palaukit, tai čia kas? Čia taurės, iškrito taurės. Sakau, kad kažkas tada neiškrito, jeigu 3 penketai. Sakiau, kad reikia apsivalyti, dar šitokio metimo aš nesu turėjus, kad ta prasme penketai visi beveik susirinko. Tai ką aš jums dabar pasakysiu, trečias variantė. Jeigu būtų 5 variantai, sakyčiau, laukit 5 variantą, bet neturim. Tai ženklų gausit. Ženklų, atkreipkite dėmesį į ženklus, į numerologiją, pasikartojančius skaičius, į dvigubus skaičius, į laikrodžio pasikartojančius skaičius, į kasos aparato 13, 12, 12, 11, 11, nu nežinau, tam 0629 ir taip toliau ir panašiai. Atkreipkite dėmesį į numerologiją, nes greičiausiai gausit ženklų, kad kažkas tais turi nutikti, kažkas turi atsitikti. Ir tai bus per skaičius. Bet kur gali būti. Ir mašinos skaičiai, ir kasose, ir pirkiniuose, ir laikrodžiuose, ir laikuose, ir komentarų kiekį, kai matot besidubliuojančius skaičius, kai matot besiatkartojančius skaičius. Ir penketukas taurių, ne? Tai čia viskas, kas susijęs su emocijom, viskas yra ant visiškos pauzės ir ant svarstyklių lėkštės, ar ne? Šį kartą jau yra ant svarstyklių lėkštės viskas išdėliota. Dabar jau kurią pusę pasisvers ir kurią pusę įkris
Nu, nelabai aišku, nes daugiau ir nerodo. Tai daugiau ir negaliu imti tiesiog, nes jau man sako viskas. Stabdyk čia, kadangi jau numerologijoje jau ženklai krenta patys ir sako, į ką atkreip dėmesį ir daugiau jos man nešnekės, nes viskas yra pakibę ir čia realiai dabar sprendžiat, net nežinau, ar net ne jūs turbūt sprendžiat ir net ne jis sprendžia, kažkas aukščiau viršiau. Ir gal ir reikia tos pauzės, jeigu esate ant pauzės, žinokit. Gal ir jos reikia, kad situacija praaiškėtų. Bet daugiau tikrai neimsiu, nemesiu, tai pratęsim, turėsim dar tų metimų, pratęsim, bet negaliu, tiesiog jau nebegaliu, nes uždaro su ženklais ir su numerologija. Ir aišku, pirkit loterijos bilietukus su 5. Jeigu pasidarėt magišką čekį, jeigu esat klube, narystiai, tai žinokit, gavot ir ženklą. Tai ir naudokitės tuo ženklu. Ir pasinaudosiu aš irgi. Aš tai žinau, kad aš laimėjau ledų. Bet tik reikia atsimti tą laimėjimą, dar aš jo neatsiėmiau, bet atsimsiu. Tai irgi laimėjau. Ir dar ten loterijų buvau laimėjus irgi nemažai, taip visai padoriai, sakyčiau, negu kad ten po kelias eurus, ne, čia biškai padariau. Tai turiu aš tą magišką čekį ir sakau, kas neturit pasidarot, bėgat į narystę, prisijungiat, kada norėsit, tada išeisit, kada norėsit, vėl pareisit. Aišku, būtų geriau, jeigu jau atėjot ir jau, kad jau neišeitumėt ar liktumėt kartu. Tai tiek šiam kartui, tiek mergaitės ir apkabinu, bučiuoju ir būkit laimingos. Iki sekančio karto. Ate, ate.